Aš nieko negeriau, darbę biškį truputį išgeriau ir važiavau namo. Lietuviai sukūrė unikalų išmanųjį alkotesterį, kurio beveik nebeįmanoma apgauti. Lietuviškos inžinerijos inovacija, kuri turėtų išblaivinti žmonės. Sukūrė analogų pasaulyje neturinti alkotesterį, kurio neįmanoma apgauti. Sukūrė alkotesterį su veidų atpažinimo ir laiko kontrolės sistema. Verslo ir mokslininkų pastangomis sukurta išmanioji blaivumo ir darbo apskaitos sistema, leidžianti be papildomo personalo nustatyti gerus darbuotojus. Pažiūrėkime, kaip veikia šis išmanus alkotesteris. Štai Edvinas į sistemą įveda savo unikalų numerį, pagal kurį atpažįstamas darbuotojas. Tuo pačiu metu vaikinas nufotografuojamas. Na, o praėjus kelioms sekundėms alkotesteris skelbia savo verdiktą. Jeigu paaiškėja, kad darbuotojas girtas, darbdavys iš karto gauna apie tai pranešančią SMS žinutę. Informacija taip pat įkeliama ir į duomenų bazę, kur atsakingas asmuo gali matyti svarbiausią informaciją apie darbuotojus. Tačiau paprašyti papūsti blaivaus kolegos neišeis, mat alkotesteris atpažįsta žmonės iš veido bruožų. Jo pačioje sistemoje yra įkeltos tam tikros nuotraukos žmonių ir prietaisas iš karto identifikuoja pagal veidą, nuskanuoja, pasižiūri, ar tai tas asmuo, tada leidžiama tik tais tuo metu pūsti. Aš galiu gal iš viso neprieiti prie to alkotesterio, tyliai ateiti į darbą ir viskas. Ne, vėlgi apie viską pagalvota. Yra nustatyta opcija, į ko ir naudojasi, sakykime, darbdaviai tie, kurie jau naudojasi šito prietaisu, tai kad tas prietaisas vykdo darbo apskaitą. Tai reiškia, kada žmogus atėjo, kada žmogus išėjo ir tu negali to prietaiso apeiti. Tu vis tiek turi prie jo sustoti, atlikti tą įprastinę procedūrą ir tik tokiu būdu tu galėsi pradėti darbą. Pačios bendrovės, kurios nuomojasi tą prietaisą, tai jos sako, kad už jį nereikia mokėti, kol kas bendrovė jį suteikia tarsi nemokamai, reikia tik už kiekvieną, sakykime, patikrinamą asmenį, už kiekvieną darbuotoją sumokėti. Būdavo problemų, kad tiesiog darbuotojai į darbą atvykdavo neblaivus. Tai pagrindinė problema ir buvo ta, kad mes nusprendėm įsigyti tokį alkotesterį. Administruoti šitą veiklą mums užtrunka nemažai laiko, dėl to buvo nuspręsta įsigyti šitą prietaisą, kuris stipriai palengvino mums gyvenimą. Šiuo atveju nereikia nieko administruoti, darbuotojai patys pučia būtent į šį alkotesterį ir visos ataskaitos eina automatiškai į debesį, iš kurio mes tenai matom. Pagrindiniai sektoriai, kur matytume savo veiklas, tai būtų gamyba, statyba ir transporto įmonės. Pasirodo, daugiausia nelaimių dėl alkoholio vartojimo vis dar įvyksta statybose. Kitas dalykas - įkalinimo įstaigos, kur iškirinėjimo problema yra gana aktuali. Šiuo metu kuriamas mažesnis ir patogesnis alkotesterio variantas, kuris gali būti pritaikytas transporto priemonėse. Laidos pradžioje jūsų žiūrovai klausėme, ar teko kada nors ateiti į darbą neblaiviam, ir didžioji dauguma prisipažįsta, kad vis dėlto tai tekę yra padaryti.